Programoje yra 3 skirtingų paskirčių vartotojai. Vartotojo paskirtis nustatoma įvedant naują vartotoją ir pasirenkant jo paskirtį. Vartotojų sąrašo lentelės puslapyje matome, kad testavimui įvestų vartotojų stulpelėje vartotojo paskirtis yra reikšmės admin, pilnai administratorius, scaffolder, lietuviškai pastolininkas arba montuotojas ir warehouse, lietuviškai sandėlininkas. Šios 3 paminėtos vartotojo paskirtis yra šiuo metu galimos programos. Atsižvelgiant į įmonės, kuri naudosi šią programą poreikius, galima sukurti naujas vartotojų paskirtis, keisti apribojimus arba suteikti galimybės atlikti tam tikras funkcijas tik konkretiems programos vartotojams. Vartotojams, kurie turi programos administratoriaus teises, matosi visi kairė į meniu skyriai, o visos funkcijos pasiekiamos per šiuos skyrius. Šiuo metu esu prisijungęs prie programos vartotojo, turinčio administratoriaus teises ir galinčių įtraukti į programą naujus programos vartotojus, klientus, klientų objektus, importuoti prekes iš Excel failo. Atsijungsiu nuo programos vartotojo, turinčio administratoriaus teises ir prisijungsiu prie programos su sandėlininko paskyra. Matome, kad sandėlininkui kairės pusės meniu nematomas administravimo ir klientų skiltis. Tai yra, jis negali į programą įtraukti naujų programos vartotojų, klientų ir klientų objektų, taip pat negali importuoti prekių iš Excel failo. Tačiau gali atlikti visas kitas operacijas, prieiga prie kurių yra per kairės meniu pusės skiltis ar per atitinkamuose puslapiuose esančius mygtukus. Vėl atsijungsiu nuo programos ir prisijungsiu prie jos su montuotojo paskyra. Montuotojo paskyros puslapiai suformuoti taip, kad su jais būtų patogu dirbti naudojant mobilų telefoną, todėl jų dizainas skiriasi nuo kitų paskirčių vartotojų, kurie su programa dirba naudodami kompiuterį arba planšetę puslapių. Matome, kad montuotojas gali pasirinkti klientą, po to iš kliento objektų sąrašo objektą, kuriam reikia rezervuoti pritrūkusių komponentų. Esant ilgiems pastolių komponentų sąrašams, tikslinga į pastolių komponentų duomenis įtraukti tipą. Tai leidžia pasirinkti komponentus iš trumpesnių sąrašų, tik pasirinkto tipo. Jeigu reikia kelių tipo komponentų, tuomet parenkant pastolių tipą, reikia pasirinkti variantą visi.